Kit komentarus? Oi, nežinau net. Po rungtynių man iš tikrųjų paprastai smegeniniai tuščia būna, kai nuo nuovargio, žinot. Na čia puikios rungtynės. Galiu tik tiek pasakyti. Jarko, tu? Keli gynybos trūka, bet šiandien... Nu ką galiu pasakyti, žaidimas buvo labai fantastiškas. Puikiai komanda labai gera. Palaikymą turėjo gerą. Tokiu apie 50 žmonių tikrai susirinko šiandien. Ačiū visiems. Пожалуйста. Как настроение? Настроение хорошее. Кайф, служит, перекур. Как игра? Супер. Понравилось? Отлично, вообще хорошо играли. Понравилось? Все супер, да. Выиграли наконец-то. Sauliau, komentuok. Nu, reikia tik dabar nenusikelti. Žodžiu, taip aš galvojau, pradžioje dar buvo normaliai, bet aš galvojau, kad bus žymiai lengviau. Ir nesuprantu, dėl ko pas mus buvo +10, +12, jeigu galėjo būti +24, +30. Aišku, dėl to, kad mes norėjom labai gražiai sužaisti ir labai gražiai pavaidinti, matai. Daug kelių darėm, kai kurie neišėjo. Ir esmė tame, kad kai nori labai daug bairių daryti ir būna po to rezultatas +12 eigoje rungtynių. O šiaip Hebra maladės, labai ačiū ir galiams, kad tiek daug atėjo. Tai va, tai sakau, kitą kartą bus geriau, manau, nes reikia nors vieną kartą padaryti prieš rungtynės treniruotę. Tai va, gerai, nu ačiū. Einam pas kitus. Prokomentuokit žaidimą. Eikite iš. Ne? Biškai pavargom. Bet tai normaliai. Patiko? Jo. O tai tu su jais susitarė? Dar jeigu laimėtume, tai šis būtų apie jiem. Nu, aš skaitau, kad mes laimėtume.